pavasarį laukia, gerą orą, artėja sezonas, kai ruošiam visi savo mašinas, šitas jau paruošėm, artėjam prie šitos. Turim tokių niuansų, kad šuniukas nurovė ką tik moldingą, bet vis tiek reikės normaliai daryti. Nėra priekinio žibinto, bet jie nėra šiaip savo šaltas oro paėmimas ir taip toliau. Taip pat skylės lypas yra, čia šnicerio bampiriukas, tačiau jisai buvo skylės vieną kartą. Aš jį sutvarkiau, vėl kabinau, vėl skylo, tada buvo gautas smūgis priekinių grotelių, štai nebelykia beveik. Dar toks niuansas, kad nėra durų kortų. Priekyje yra durų kortos, tačiau nėra šito pamušalo, kurį irgi reikės atsigaminti. Iš odos norėtųsi romikai, to šuniukas vairuot pradės. Biškiai iki šono. Turim medinį momo vairą, kuris buvo perlakotas iš naujo, kad atrodytų gražiau. Taip pat turim juodas Alcantara lubas, sėdynės su porankiais. Žodžiu, pilnas gas. Šuniukas. Ką turim čia? Originaliai čia stovėjo 2 litris krabas. 2 litris krabas nelabai tiko šitai mašinai, nes per mažai galios. Todėl čia atsistojo M54 B25. Tai važiuoja kiek linksmiau. Turim šalto oro paėmimą. Užklušintos dyzos ir prieš pusmečio nekurta mašina. Dar iš galo stovi LSD Deep'as, todėl labai smagiai šonu važiuoja. Tai bandysim šitą mašiną nudažyti per porą savaičių, jungiamės ir žiūrim toliau. Jeigu sugalvosit vogt nuo Pitako galinį bamperį, tai galit žinot, kad už moldingų tik 4 varstai jį laikė. Centimetrų. Keturi varstai. Paf.